matyti skaidriai, turėti skaidrią viziją yra permatyti kiaurai tiek taip vadinamo gėrio, tiek ir blogio dualumą. Gerai išskirkime savy tai, kas esame, ir atrasime tai, kad natūralus protas yra skaidri erdvė, anapus asmenybės, pojūčių ir bet kokių jausmų. Žmonės gerai nepažinę dvasinio kelio jį tapatina su jausmais ir asmenybės bruožais, taip vadinamomis teigiamomis energijomis, kurios teka per šį išreikštąjį kūną. Nors tai yra tiesa, kad esybės artumas, savirealizacija, natūralios proto prigimties atpažinimas pagimdo visokeriopas malones, dorybės, pilnatvę, meilę, ramybę, atjautą ir visokiausius gerus jausmus. Tačiau turime neįsikabinti į tai. Antraip tai praradus, suprasime, kad neturėjome gero pagrindo. Esybės pažinimas yra tuštumos atpažinimas visame kame, tuščios visako prigimties atpažinimas patyrimu. Tai Dievo veidrodis, kuriame Dievas kontempliuoja save, nelimituotą potencialą, absoliutą, visą persmelkiančią sąmonės erdvę kūrinyjoje, kiekvienoje kūrinijos dalelėje. Garse mes atpažįstame tuščią garso prigimtį ir ji grąžina protą į save. Regoje, tame ką matome, atpažįstame tuščią vaizdų prigimtį ir protas tokiu būdu grįžta į save, atpažindamas save išraiškoje. Ir jis sugrįžta į visako pradžią, į visako ištakas. Lytėjime, uoslėje, skonyje, taip pat ir jausmuose ir asmenybėje tuštuma atpažįsta tuštumą. Tik konceptualus protas mus uždaro į rėmus, asmenybę, istoriją, tapatinimąsi su jausmais. Visa tai yra siauras požiūris. Mes esame pati sąmonės erdvė, nelimituotas potencialas. Tik skurdus dvasingumas remiasi jutimais, kurie neilgai tveria ir yra priklausomi nuo begalės aplinkybių. Išties, šie jutimai net mums nepriklauso, nes Dievo vėjas pūsto savo energijas, kur jam patinka. Tik turėdami tikrą, nuo nieko nepriklausomą pagrindą po kojomis, išlaikysime balansą ir visada būsime autentiški, nepajudinami nei džiaugsmų, nei liūdesių, nei laimės, nei nesėkmės, nes mūsų vidinis žvilgsnis kontempliuoja šaltinį, kuris tveria anapus šio išraiškų pasaulio. Tai jokių būdų nereiškia, kad turėtume atmesti savo jausmus, pojūčius ir asmenybę, nes tai būtų absurdas, kad ir kaip besistengtume, negalime išnykti, nustoti egzistuoti, negalime paliauti šio pasaulio. Tad ne egzistencijoje yra visa bėda, ne tame, kas išreikšta, ne energijose, kurios per mus teka, bet visa esmė yra sąveika su jomis. Matyti visa ko tuščią prigimtį ir leisti viskam tekėti savaime, išorėje ir viduje yra išmintis. Nei atmetant, nei trokštant, vien pasiliekant nekonceptualiame aš esu. Tad galime patirti didžią širdgėlą ir nepamesti sąsajos su pažinimu, kas esame.
Tai yra tobula įžvalga ir tikras atsidavimas Dievui, kuri mus patikrina tomis akimirkomis, ar turime šį tobulą pasidavimą, vidinę regą, kuri kontempliuodama nemarųjį aš esu, vienu laiko tiek džiaugsmą, tiek ir skausmą. Lygiai kaip įvairūs džiaugsmai savy turi tam tikras pamokas, taip ir skausmas gerai transformuotas esybės erdvėje mums suteikia gelmės ir įžvalgos, taip pat ir ypatingai svarbios vertybės mūsų dvasinėme kelyje – nuolankumo. Tad nebūkime suklaidinti seklaus dvasingumo, kuris remiasi ant perdėto jausmingumo. Esybės mokymas yra krištolinė skaidra, esanti anapus bet kokio laikino jausmo ar asmenybės kaukių. Mūsų tikrasis identitetas yra Dievo sąmonė. Pažinus tai, asmenybė pasitraukia į šalį. Ji yra reikalinga išsireikšti, bendrauti, išgyventi šiame pasaulyje, bet ji yra ne kas kita kaip kaukė. Kiekvienas ir kiekviena mūsų turime savitą kaukę, išsireiškiame savaip. Ir tai yra nuostabu, bet ši kaukė neturi prilipti mums prie veido, nes tikrasis mūsų veidas yra absoliutas